Lietuvos degalų rinkoje dominuojančios Orlen Lietuvos kainodara. Vyriausybė ieško būdų degalų importui didinti, bet mažinti benzino akcizo nežada. Kol metų rekordus perkopusias degalų kainos vis labiau piktina vairuotojus, vyriausybė ieško būdų joms pažaboti ir pripažįsta, ne ką galinti pakeisti. Degalai esą brangsta visame pasaulyje, tačiau padėtį degalų rinkoje tyranti konkurencijos taryba konstatuoja, konkurencija Lietuvoje tikrai per maža. Mat naftos produktų kaina prieš mokesčius yra gerokai aukštesnė nei kitose Europos šalyse. Spėjama, kad aukštesnių kainų priežastys slypi rinkos monopolininkės Orlen Lietuva kainodaroje. Pagal preliminarią informaciją mums didelį įtarimą kelia mažeikių Orlen Lietuva kainodara. Konkurencijos taryba šiuo metu atlieka 3 tyrimus, 2 dėl Orlen Lietuva kainodaros ir dėl draudžiamų susitarimų degalų rinkoje. Tyrimai esą gali trukti visus šios metus. Įmonė leidžia suprasti tyrimų, nesibaiminanti. Mūsų kainodaros struktūra praeityje ne vieną kartą buvo tikrinama ir yra puikiai žinoma konkurencijos tarybos ekspertams. Premjero nuomonė, degalų kainos greičiausiai sumažėtų, jei rinkoje pagausėtų importuojamų degalų. Degalų importui esą visapusiškai pritaikytas Klaipėdos naftos terminalas, tačiau kol kas terminalu tik nedidelę dalį degalų atsigabena Lukoilas. Vyriausybė tikisi, kad degalų importą paskatintų ir laisvesnė privalomųjų naftos atsargų kaupimo tvarka. Mat dabar užsienyje galima saugoti tik 10% privalomųjų atsargų. Galvojama apie šio kiekio padidinimą iki 30%. Mes tikrai padarysim viską, kad išnaudotume visas galimybės sumažinti degalų kainas, bet rezultatas gali būti tik tai apie 7-8 centai didmenės kainos sumažėjimo. Prekiautojai degalai sako, kad degalų kaina greičiausiai numuštų bent iki kaimynų lygio sumažintas degalų akcizas. Suvienodinus akcizus tarp kaiminių šalių, manau, kad tos kainos turėtų susivienodinti. Nes, aišku, dar yra kiti faktoriai, kurie tas kainas šiek tiek koreliuoja. Degalų pardavėjai tikina, kad sumažinus akcizą dyzelinui, jo pardavimas bent jau pasienio degalinėse išaugo 2,5 karto.